Kunigas Čarlzas Kopensas SJ. Protestantų reformacija. Kaip jie atsirado skirtingose šalyse. 10 dalis. Reformacija Švedijoje. Tik nedaugelis amerikiečių žino apie tai, kaip reformacija buvo atnešta į Švediją, o vis dėlto tai yra labai įdomus istorijos puslapis. Įdomiausia, kad čia nebuvo net preteksto kalbėti apie kokių nors negerovių reformavimą. Žmonės daugiausiai buvo pamaldus katalikai, ganytojai ištikimai ir atsidavusiai ėjo savo šventas pareigas, pasišventusieji vyrai ir moteris buvo atsidėję maldai ir broliškai meiliai, dėl ko buvo mylimi žmonių ir Dievo. Vyskupai savo gyvenimu rodė geriausią krikščionišką pavyzdį. Nuodėmių žinoma buvo, bet žinome tik apie keletą didesnių skandalų. Čia labiau nei kur kitur liuteranizmą jo nenorintiems gyventojams primetė žiaurus tironas, pasitelkęs samdinius iš užsienio. Tironas buvo Gustavas Vaza, kuris savo viešą pasirodymą pradėjo išgelbėdamas šalį nuo svetimo ir nepakeliamo Danijos karaliaus Kristijono II Jungo. Šis pasitarnavimas gimtai šaliai pelnė jam neišmatuojamą jo tėvynainių meilę ir pasitikėjimą. Tos priespaudos metu jie narsiai stojo po jo vėliavą, o pasiekus pergalį ir iškovojus laisvę jie su džiaugsmu pasiūlė ir nepaisydami jo paties nenoro uždėjo jam Švedijos išgelbėtojo karaliaus karūną. Tai vyko 1523 metais. Prieš leisdamasis karūnuojamas katalikų bažnyčios hierarchų, kuriems būtų turėjęs prisiekti ištikimybę bažnyčiai, jis suplanavo ir įvykdė religinę revoliuciją, kuri buvo suplanuota taip pat gerai, kaip ir prieš tai įvykdytoji pilietinė. Nes tironiško Kristijono II valdymo metu jis kažkiek laiko praleido Vokietijoje, kur buvo sužavėtas protestantų plano, kurio autorius buvo Liuteris ir pagal kurį dvasinė valdžia turėjo pereiti valstybės vadovui, tuo pačiu leidžiant jam nusavinti bažnyčios turtus. Taip apsisprendęs, jis ėmėsi įgyvendinti šį planą Švedijoje. Šiam planui, kurio tikslas iš pradžių buvo apdairiai slepiamas, įgyvendinti reikėjo paklusnaus parlamento ir samdinių iš užsienio. Samdinių rasti buvo lengva, o jų užmokesčiui buvo numatytas tikinčiųjų turtas. Parlamento reorganizavimui aplinkybės buvo kaip niekad palankios, nes 1521 metais Danijos monarchas Kristijonas II savo karūnavimo Švedijos karaliumi proga surengė puotą, į kurią pakvietė pirmuosius Švedijos didikus ir vyskupus, o jos metu visus svečius išžudė. Ši kruvinoji Stokholmo puota, kaip jį vadinama Švedijos istorijoje, sugriovė šalies vyriausybę. Todėl Vatai pavyko paskirti naujus senatorius iš savo draugų. Vyskupus jis taip pat paskyrė savo nuožiūrą, tačiau kai kurie jų išbandymų metu vis dėlto liko ištikimi savo šventos ištikimybės priesakams. Tolesnis veiksmų planas pasiskelbti dvasinę karalystės galva ir viso bažnytinio turto valdovų buvo meistriškai apgalvotas ir energingai įgyvendintas. Liuteronų doktrina buvo tik priemonė, o ne galutinis monarcho tikslas. Ji buvo būtina priemonė, nes tol, kol Švedija būtų likusi ištikima tikrajam mokymui, jos smurtingiausi veiksmai nebūtų turėję ilgalaikio poveikio. Todėl jis pasikvietė į savo rūmus kai kuriuos išsimokslinusius liuteronus, tarp kurių išsiskyrė du broliai – Olausas ir Lorensas Petri. Ir norėdamas juos pristatyti žmonėms, elgėsi su jais su didžiausia pagarba. Olausui buvo leista viešai ginti liuteranizmą parlamente, o taip pat jis buvo paskirtas pamokslininku Stokholmo katedroje. Jo broliui Lorensui buvo pavesta mokyti teologijos Upsaloje. Pirmasis drąsiai skelbė kabutėse popiežiaus klaidas, antrasis skleidė erezijos nuodus jauniems teologams. Toliau Vaza pareikalavo bažnyčios mokėti jo samdinių būriams algas iš dvasininkų pajamų. Jis pašalino neįtikusi vyskupą ir privertė dvasininkų susirinkimą nušalinti arkivyskupą bei išrinkti kitą, vardu Jonas Magnusas, kuris pats numatė užpildyti atsiradusiai laisvai vietai. Šis prelatas buvo švelnaus charakterio, todėl jis tikėjusiai būsiant paklusniu jo įrankiu. Tačiau netrukus pamatęs, kad šis lieka ištikimas savo tikėjimo pareigai, jis viešai jį išjuokė ir įžeidė, o po to ištrėmė iš Švedijos. Galų gale gerasis žmogus mirė skurde Romos ligoninėje. Du neseniai nušalinti vyskupai Knutas ir Sanavenderis, tikri katalikai, priešingų atveju jis nebūtų jais atsikratęs, buvo apkaltinti tikinčiųjų maišto kurstymu. Jų pagrindinių kaltintojų buvo pats karalius ir žinoma, jie buvo pasmerkti. Jų egzekucijos sceną mes pasiskolinsime iš Švedijos liuteronų istoriko Anderso Frikselio. Štai puslapis, kuriame toks atsidavęs patriotas ir pavyzdinis liuteronas užfiksavo žiaurumą, darantį gėdą Vazos valdymui. Jis rašo: Nuteistieji buvo priversti žeminančiai joti į Stokholmą, sėdėdami atbulomis ant pusbadžių marintų arklių, aprengti skudurais.
Vyskupui Knutui buvo uždėta apsilaupusi mitra, o Peteriui Sananvederiui karūna iš šiaudų ir medinis kardas prie šonų. Juos sekė nepasitenkintusių žmonių minios, kurios erzino ir šaipėsi iš nuteistųjų. Procesija praėjo keliomis pagrindinėmis miesto gatvėmis ir galiausiai apsistojo didelėje aikštėje, kur buvo nuvesti prie plakimo stulpo, kur buvo priversti išgerti su budeliu, tuo metu miniai nesiliaujant šūkauti ir tyčiotis. Netrukus po šio išjokimo jie abu buvo pristatyti į bausmės vykdymo vietą, kur jiems buvo nukirstos galvos ir pamautas ant kuolo. Peteriui Sananvederiui Upsaloje 1527 m. vasario 18 dieną, o vyskupui Knutui 3 dienomis vėliau Stokholme. Žinia apie šiuos įvykius per karalystę plito lyg liepsna. Ta gėdinga procesija miesto gatvėmis Gustavas įsakė tam, kad sumažintų žmonių palankumą vyskupams, bet ji buvo įvertinta kaip nedėkingo nugalėtojo pasityčiojimas iš nugalėtojų, o pati egzekucija sukėlė dar didesnį nepasitenkinimą. Toks elgesys su tokiais vyrais buvo išskirtinis, negirdėtas. Kunigai vaizdavo nuteistuosius kaip kritusius kovoje už dvasininkijos laisvę, stūrų draugus kaip nekaltas atsidavimo šeimai aukas, o Romos katalikus kaip tikrojo tikėjimo kankinius, kritusius nuo eretiško ir bedievio karaliaus. Užsienio samdiniai buvo pagrindinis Vazos piktų sumanimų įgyvendinimo įrankis. Jis išnaudojo juos visomis progomis, tiek norėdamas nusavinti pinigus iš savo žmonių, o ypač dvasininkų, tiek versdamas puvergiškai paklusti jo valiai. Tas pats liuteronų istorikas Frikselis rašo: Susitikime Vastanoje 1521 metais buvo nuspręsta, kad samdinių kavalerija turi įsikurti vienuolyne. Susitikime Stokholme 1525 metais, kad tų metų dešimtinė turi būti skirta užsienio samdinių atlyginimams. Kunigai tam pasipriešino, bet karalius aiškiai įrodė, kad šios išlaidos yra būtinos, o didikai, piliečiai ir valstiečiai, džiaugdamiesi, kad jiems neteks mokėti, su tuo visiškai sutiko. Šį jauką Gustavas dažnai naudojo, norėdamas palenkti žmonės į savo pusę ir nuteikti prieš Romos dvasininkus. Galiausiai 1527 metais Vesterose karalius sušaukė susirinkimą, kuriame smogė lemtingą smūgį. Jis privertė liuteronus ir katalikus aptarti reformacijos doktrinas jo ir viso susirinkimo akivaizdoje, terorizuodamas katalikų atstovus ir suteikdamas jiems nelygias sąlygas. Prieš prasidedant susirinkimui vyskupai buvo slapta susitikę katedroje ir ten vienas kitam prisiekė tvirtai kovoti už senąjį tikėjimą ir šventąjį tėvą. Bet jie buvo taip išgąsdinti jų laukiančių pavojų, kad pergamentą, kuriame buvo surašytas jų susitarimas, jie paslėpė po akmeniu, kuris buvo rastas tik praėjus kuriam laiko tarpui. Susirinkime nenoriai buvo priimtas Tirono padiktuotas įstatymas, kuriame buvo atsisakyta katalikų tikėjimo, vietoje jo įvedant liuteronų tikėjimą, konfiskuojant karaliui visą bažnytinį turtą. Ir vėl Frikselis sako: Vesteroso susirinkimas ilgai netruko, jis buvo baigtas vos po 8 dienų. Bet joks ankstesnis susirinkimas nebuvo toks veiksmingas. Joks ankstesnis susirinkimas neatnešė tokių kardinalių pasikeitimų. Visa galinga popiežiaus sekėjų minia buvo sutriuškinta. Atėmus turtą, privilegijas ir pagarbą, jie palikti tolesniam ir dažnai neteisingam karūnos ir didikų prievartavimui, liuteronų kunigų puolimams ir palikti be jokios galimybės apsisaugoti nuo iš visų pusių puolančių priešų. Švedijos karūna, iki tol buvusi visiškai neturtinga ir negalinti sumokėti pusę savo išlaidų, akimirksniu tapo turtinga. Dabar karalius paskyrė protestantą Lorencą Petrį Upsalos arkivyskupu. Apgaulingais pažadais, kad popiežius patvirtins paskyrimą, jis suviliojo 4 savo anksčiau paskirtus vyskupus atlikti šventimus. Šiuo klausimu vyskupas Spaldingas daro tokį svarbų pareiškimą. Šventimai, kuriuos tinkamai atliko vyskupai, patys neabejotinai esantis tinkamai šventyti, nors yra nekanoniniai ir neteisingi, yra galiojantis. Tokiu būdu dabartiniai Švedijos liuteronų vyskupai turi galiojančius vyskupų šventimus, nebent nuo to laiko šventimų ritualas būtų iš esmės pakeistas. Tačiau nebūdami komunijoje su bažnyčia, jie neturi jokios kanoninės jurisdikcijos ir jokio teisėto autoriteto. Netrukus po arkivyskupo konsekracijos jis viešai susitokė savo katedroje. Tada, kaip sako Frikselis, pasigirdo nepatenkintų įmurmėjimas, tamsuoliai gyventojai grasinosi nužudyti užsienio eretiką ir išsižadėjusi tikėjimo karalių. Buvo įvedami vis nauji pakeitimai, žmonės to daugiau nebegalėjo pakęsti. Kilo maištai, kurie būdavo numalšinami ir kildavo iš naujo.
bet užsienio samdiniai buvo gerai ginkluoti ir disciplinuoti, o sumanus tironas po kiekvieno sukilimo priversdavo sukilėlius išduoti savo vadus. Tai bandymai nusikratyti primestos užsienio religijos jungo tapo neįmanomi. Stiprus pasipriešinimas po truputį nuslopo, ištikimi dvasininkai ir pasauliečiai išmirė, o reformacija išlaikė savo neginčiamą padėtį. Katalikų tradicijos veikla išsilaiko tik savanoriškomis aukomis. Jei manote, kad verta mus paremti, informaciją, kaip tai padaryti, rasite mūsų svetainėje katalikų tradicija.lt.